Aš esu Irena, šiaip gyvenu Skuode, bet Mosėdyje atsiradau visai neseniai. Jau 14 metai, kaip sukuosi kosmetikos versle. Ir daug apvažiuota miestų, daug apvažiuota vietovių, daug sutikta moterų, daug moterų gražiomis tapo, daug moterų išmoko būti gražiomis. Ir daug visokių pokyčių nutiko, daug aš pati ko išmokau, daug mokymų, daug seminarų, daug visokių kursų. Tai dabar atsiradusi čia Mosėdyje, tiesiog noriu visu tuom, ką moku, dalintis. Ir dėl to nusprendžiau, kad reikėtų sėslesnės vietos, reikėtų sėslesnės veiklos. Tiesiog atsirasti vietą, kuri tau patiktų ir daryti tai, ką moku, ką manau, kad sugebu ir kad galiu perduoti kitoms moterims. Iš tikrųjų labai noriu, kad moteris žinotų, ką perka, žinotų, ką naudoja, žinotų, kaip naudoti kosmetiką, kiek jos reikia, kaip atsirinktų, kaip prisitaikytų. Tai tiesiog visa ta veikla va čia ir yra susieta su šituo mano kabinetu, su tokiu mano įmonės padaliniu. Ir, jis atitinka tokį ofisą, kuriame galima ir parduoti. Tai yra įvykdytos visos mokestinės tos prievolės, kad turiu tokią teisę ir dėl to turiu tokių dalykų, kurios puošia moterį. Turiu kosmetiką visam kūnui ir ne tik veidui, ne tik dekoratyvę kosmetiką. Turiu aromatus, turiu papuošalus, turiu tai, kas moteriai šiaip malonu širdžiai, tai yra įvairios aromaterapinės priemonės, žvakutės, smilkalai, kur sakykime, mums gražu moterim. Ir ką aš čia veikiu, organizuoju pamokėlės, organizuoju mokymus, į kurias kviečiu čia tiesiog aplinkinių vietovių moteris, ne tik Mosėdžio gyventojas, bet kadangi turiu kontaktų iš tikrųjų labai daug, duomenų bazė didelė, tai kviečiu, kad atvažiuotų iš aplinkinių gyvenviečių moteris. Bandau surasti tokią dieną patogią ir galvoju, gal tai bus ketvirtadienis. Tiesiog, penktadienis jau yra tokia diena, kad daugelis nori kažkur išeiti, pirmadienis dar nelabai norisi judėti. Žodžiu, pagalvojau, kad ketvirtadienį kažko išmoku, savaitgalį jau galima namuose pritaikyti. Ir tiesiog, būtent ketvirtadienis ir yra tokia diena. Ir praktiškai kas 2 valandos aš, pradėdama nuo 11, tiesiog darau tas pamokėlės, kas 2 valandos, kad galėtų pasikeisti, prisitaikyti ir keičiasi temos, bet suksis ratu tos temos ir jeigu nepakliuvo į kažkokią dieną, į kažkokią temą, tai tiesiog paklius. Pavyzdžiui, buvo veido priežiūros abėcėlė, tiesiog, kaip prižiūrėti kasdienės procedūros ir vakare. Buvo grožio tiesiog tokia makiažo abėcėlė, tai yra praėjom visus etapus, kaip pasipuošti. Buvo atskirai kaklo ir dekoltė tokia procedūra, tiesiog tam tikros priemonės, kad tu šitom priemonėm gali susitvarkyti savo kūno tam tikras dalis ir jos iš tikrųjų bus gražios, prižiūrėtos. Buvo lūpų priežiūra ir makiažas, akių priežiūra ir makiažas, tai yra tiesiog, nes yra daugybė produktų, kurie leidžia tam tikrom sritim, žinant, mokant naudoti, leidžia iš tikrųjų tas kūno vietas labai gražias padaryti. Ir kurį laiką, kol tai aš darau, tai pasiteisinu. Iš tikrųjų moterys džiaugiasi, kad jos sužino daugiau, išmoksta daugiau, išeina pagražėjusios ir aš labai tikiuosi, kad jos, uždariusios duris, nepamiršta viso to, kad jos ir toliau, naudoja, žino kaip naudoti. Ir dar labai džiaugiuosi, kad tiesiog grįžta įsigyti produkto, grįžta paklausti, grįžta kažkokios dovanėlės, galbūt kupono kažkam, draugiai, kaimyniai, giminaitiai, atsiveda draugę, kad čia yra tokių dalykų. Visos džiaugiasi, kad to nebuvo. Ir dar ką aš darau? Aišku, darau makiažus. Tai yra šventiniai makiažai, visokiam progom. Ir to taip pat
na, nebuvo, tiesiog moterim nereikia važiuoti į Skuodą, kurios turbūt važiavo į tą Skuodą ir dabar važiuoja tiesiog, kurios yra klientės kitų meistrių, visažiščių ir turbūt aš čia nelabai jau kažką nugvelbiau iš konkurencijos pusės, tiesiog ieškau savų klienčių ir svarbu, kad jos būtų patenkintos. Šiai dienai atstovauju tarptautinę kompaniją Mary Kay, kuri švenčia 50 metų ir būtent su šita kosmetika dirbu. Taip pat turiu, sakykime, kai kurios produktus naudoju ir Avon kompanijos, dėl to, kad per tiek metų atsirinkau daug ką, kas patinka. Ir taip pat kokie dar ateities planai. Iš tikrųjų labai norėčiau, kad šitoj mano patalpoje atsirastų ir kitokių dalykų, kitokios kosmetikos, tiesiog kad moteris galėtų atsirinkti, galbūt dar brangesnės, galbūt natūralios kosmetikos, nes yra paklausimų tokių, tiesiog aš dabar, tyriu, tokį tyriamąjį darbą darau, klausau, ką kalba moteris, ko klausia, kuo domisi, ko norėtų. Tai va, kadangi ta tokia natūralios mūsų gyvensenos, gyvenimo būdo, sveiko, iš tikrųjų banga yra didžiulė ir ateitis tikrai yra perspektyva šitiem visiem dalykam. Tai aš manau, kad tai turės ateitį ir dėl to dabar ieškau kažkokiom sąlygom, kad galėčiau susitarti ir kad galėčiau tai turėti. Kviesčiau moteris nebijoti užsukti pas mane, paklausti, pateirauti, tiesiog nebūtinai į tą pamokėlę, kurią aš organizuoju, tiesiog aš savaitę į kartą stengiuosi tai daryti, o visas kitas laikas yra skirtas moterim, kurios čia ateina. Ir aišku, vyram, tiesa, turiu ir vyram kosmetikos ir turiu aksesuarų, arba dovanėlę gali įsigyti, įvairios akcijos darau, įvairių, išmokyta esu per tiek metų visokių motyvacinių marketingo dalykų, tai tiesiog taip pritaikau šitam dalykui.